Ar tu manai, kad naujųjų metų rezoliucijos yra apskritai naudingos? Labai sunku sakyti apskritai, nes tai priklauso nuo to, kaip jos daromos. Ne? Kaip tu sakai, tavo yra rezoliucija kaip būti. Ne? Mano ten rezoliucija gal konkretesnis tikslas, bet labiau pasiekimas. Jeigu tai yra grandiozinė rezoliucija, jeigu jinai yra nepamatuota, jeigu tu bandai savo ją sukelt tą spyrį į užpakalį, jos gali būti ir nenaudingos, ir nuvilinčios, ir dar labiau mažinančios tą norą gyventi. Tai labai priklauso, kaip tu tą padarai. Tai čia turbūt yra svarbu, kalbant apie tą rezoliuciją, tikslas yra ambicingas, pasiekiamas, pamatuojamas, realistiškas. Tai galėtų padėti jo, bet aš neapsiribočiau vien ambicingais tikslais. Aš sakyčiau, kad verta ir tą tikslą turėti, kuris tau tiesiog daro gyvenimą geresniu, malonesniu, fainesniu gyventi, ne? Kuris ir galbūt yra apie malonumą, kaip ir su sporto klubu. Jeigu tau faina treniruotis, bet tu eini kiekvieną dieną, tai po 3 mėnesių tu būsi toks pavargęs, kad jau malonumo nejausi. Tikrai taip.